Sveiki atvykę mano naują filmuką. Kur mes važiuojam? Pas Santą. Važiuojame pas Kalėdų senelį į labai smagią vietą. Vadinasi Briedžių ligoninė. Taip. Ir pažiūrėsime, kiek ten tų briedžių šiais metais. Atnešė mums kiaušinių, mūsų kiaušinių dėdė. Kas savaitę atneša mums kiaušinius į namus. Mano vyras kokį 5 kartą grįžta, nes vis kažką pamiršta. Tai čia nuolatinis toks dalykas. Kodėl ne Grinčas? Labas, mano fanai. Kodėl ne Grinčas? Todėl, kad aš labai nebuvo Grinč. myliu Kalėdą. Nu, tu labai myli Kalėdas. Pats tas, kur myli Kalėdas. Pas mums viskas čia su lemputėm. Nu, aš padariau. Tau patinka? Tau patinka, man patinka. Bet kaimynų gražių, vaik padaryk va šitaip dabar. Va, tu gražiai kaimynai pasidarė, sakiau, dabar aš irgi taip noriu. Kokie gražus. Kokias kepurės jūs gražias, parodysit? Einam. Hello. Hello, Mr. Reindeer. Hello. Okay? Okay? I love this. That's the chicken tenders. I'm not sharing, but anyway. Show me your happy face. Buvom pas Kalėdų senelį taip pačioje vietoje, kur važiuojam jau 2 metus ir labai mums ten patinka. Praeitais metais yra daug žaidimų, užsiėmimų, mes vien tenais praleidom kokią valandą, o šiais metais mes nespėjo vaikai nuspalvinti, ką pradėjo ir jau ėjom pas Kalėdų senelį. Tai praradom tą tokią pradinę dalį, bet po to mes ten sugrįžom, nes vaikai norėjo pabaigti savo paveiksliukus, bet jokių tų žaidimų užsiėmimų nebuvo kaip praeitais metais. Tai tik nusivyliau dėl to, bet šiaip pats Kalėdų senelis tam nuostabus. Šalia yra toksai baras, restoranas, tai praeitais metais ėjom tenais pavalgyti, tai net tą patį užsisakiau valgyti, nes buvo labai daug žmonių, mes labai skaniai pavalgėm, pasibuvom ir vaikam ir mums labai patiko. Laukiu vaikų valosi dantis, eisim skaityti pasakų ir šiandieną jau po tiek įspūdžių esame visi pavargę. Tai va. Siunčiu paskutinį šių metų atviruką ir turiu išsiųsti siuntinuką. Dar važiuosiu į mokyklą pasimti vaikų, turiu mokytojom dovanų. Rytoj šį paskutinę dieną mokyklą. Mano mažiukas kačiukas mane išlydėjo akimis langė, nu negaliu, toks įsikiutolas. Kelintą dieną iš eilės man sekasi su parkingais, tai šiandieną gavau idealią vėl vietą ir dėl to labai greitai apsisukau, nes važiuojau tą vietą, kur tenais seniau užtrukdavau 15 minučių, kol prisiparkuodavau, važiuodama ratais ieškodama. Dabar kelintą dieną iš eilės manęs laukia ten vieta. Atvažiuoju ir tiesiog laukia. Airijoje visą gruodžio mėnesį, jei neklystu, gauname valandą nemokamą parkingo. Bet kur? Kas nori paremti vietinius verslus, tu kas nenori mokėti už parkingą, važiuoti tas vietas, perka viską internetu. Kadangi nori paremti vietinius verslus, tai duoda valandą nemokamą parkingą. Kas mane siubingai džiugina, nes aš nekenčiu mokėti už parkingą, nes už tokį beviltišką dalyką mokė. Žmonių labai daug išpratėjimas, bet pašte labai greitai apsisukau, išsiunčiu, ką man reikėjo išsiųsti ir tikiuosi šiais metais ten nebegrįšiu. Nes man atrodo viskas, baigiau su siuntiniais. Šalia pašto labdaros parduotuvė, turiu 10 minučių, galvoju, įeisiu pasižiūrėsiu, gal kokių kalėdinių nekučių rasiu ar dar kažką. Ir nusipirkau suknelę. Visai neplanuotą suknelę, bet manau, jeigu man ji tiks ir viskas bus su ja gerai, turėsiu kalėdinę aprangą. Firmos Eric Hill ir yra Vilnos 100% Vilnos suknelė, vintažinė suknelė, labai gražiai pasiūta, vat kokias sagytas ant rankų, turi kišenės. Tai vat, tokia ilga vos ne iki žemės suknelė. Nesimatavau, nes 7,5 eurų, galvoju, nu, netiks. Taip. Kai starbatinukas, darau marokietišką arbatą, tai vat parsivežiau štai tokių arbatos lapelių. Kadangi reikia mėtos šviežios, aš neturiu, tai dėsiu savo džiovinti.
Ir bus labai skanu. Plaukai vis dar šlapi, plausi galva 10-11 ryte ir visas galas dar šlapias. Tingiau džiovintis, gau natūraliai žius po kepurę. Praeitais metais buvo tokia šventė, kur visi vaikai ragavo iš skirtingų šalių maistus ir visi mokiniai iš skirtingų šalių nešė tos patiekalus. Tai mes pridarėme kučiukų ir tą receptą atsiuntėm jiems ir jie jį įdėjo į tą receptų knygą. Tai visi va tie dalykai, kur buvo atnešti, yra dabar receptų knygoje. Ir iš tikrųjų, žiūrėkite, grybukai. Tai yra kaip lietuviški grybukai. Ir yra lenkiška balta mišrainė parašyta ir kaip keista, nes rašo, kad deda obuolį į ją. Yra ir spurgos, ir dar visokių dalykų. Vat pita duona ir dar va čia toksai vat skanus dalykas atrodo. Lenkiška daržovių mišrainė. Tai vat grinai balta mišrainė mūsų šventinė kalėdinė. 3 bulvės, 1 obuolys, svogūnas, 2 kiaušiniai. Kukurūzai. Kas dedat kukurūzus? Mes kukurūzų nededam irgi. Tai vat, net nepagalvočiau baltą mišrainę dėti kukurūzų. Tai vat, visi darom skirtingai ir čia matomai kažkas iš Lenkijos atsiuntė savo receptą. Tai vat, aš nusinčiau kučiukų receptą būtent tokį, kokį mes naudojame. Įdomu, kas atsiuntė grybukus. Norėčiau prisikepti grybukų ir vis kažkada net ieškau, gal yra elektrinės dabar jau padarytas, o ne tos tokias senovinės, nes pas mane indukcinė, aš negalėčiau kepti pas save. Tokia vat knyga parsinešim šiandieną iš mokyklos. Tuos rodžiu paskutinėme filmuke. Jeigu nematėte, užsukite į mano paskutinį filmuką. 6 dienas atidariau, nes buvau truputėlį pamiršusi. Ir ką gavau? Gavau Super 7 serumą va štai tokį. Nei firmos girdėjau, nesu jo mačiusi, nesu nieko apie šią firmą girdėjusi, bus įdomu išbandyti. Šitos firmos esu bandžiusi kelis produktus, viskas labai tiko ir patiko, be parabenų silikonų, gera sudėtis jų būna ir čia yra galvos skrabas, labai įdomu. Tai nekantrauju šitą išbandyti. Tada čia kokia faina minimalistiška pakuotė. Reikia tepti ant nuplauto veido ir kaklo. Toksai vat kremukas. Netgi lietuviškos produkcijas gavau savo Holland & Barrett kalendoriją. Tai šiais metais yra akadanta su cinamonu. Nu, labai fainiai skamba, ne? Tai būtinai išbandysime. Tada čia yra makiažui nuvalyti kažkokie padeliai. Jaučiasi taip pat kaip mano stebuklingas rankšluostukas. Praeitais metais gavau rankšluostuką ir nežinau, iš kokios jis firmos, nes jis yra nuostabus. Važiausi visas atostogas ir niekaip neprisimenu, iš kokios firmos, iš kur aš iš viso gavau. Tai vat turbūt iš tos pačios firmos, nes dabar vat šie 2 dalykėliai, tušai nuvalyti, akių makiažui, jaučiasi lygiai taip pat kaip mano tas rankšluostukas. Tai vat, jeigu ieškote makiažo valiklio servetėlių, kurios super minkštos ir labai kokybiškos, štai šitą firmą, nes praeitais metais gavau ir iki šiol naudoju, labai myliu tą škuduriuką. O čia yra dalykas, kuris užsidedi ant rankų, kad kai plaunėsi veidą, nebėgtų vanduo. Alexa, what date is today? Atidariau visas dienas, o apie šiandienos pamiršau. Tai 19 diena yra... 19 diena yra cleansing balm, tai galbūt bus toksai aliejinės konsistencijos dalykėlis nuvalyti makiažui. Gavau praeitais metais iš šitos pat firmos, White Skin, ir jis yra kosminis. Veledos produkcija yra viena mūsų mėgstamiausių ir labai smagu gauti kalendoriją, dar tokių dalykėlį pabandyti. Tai va, šiaip iš tikrųjų, kaip kiekvienais metais, aš esu labai patenkinta šiuo kalendoriu. Išbandau dalykus, kurių šiaip galbūt nepirkčiau ir neišbandyčiau ir atrandu labai daug produktų, kurie man labai patinka. Kalbant apie Veledos produkciją, tai mano pats turbūt mėgstamiausias Veledos produktas yra žandų kremas. Aš turiu siaubingai jautrią odą ir žiemą man tiesiog užsidega žandai ir tik atvėsta orai ir keičiasi orai. Jeigu einu į lauką ar kažkur, kartais užsidedu šiek tiek. Jeigu vakar einam vaikščioti ar kažkur, kur manęs dėkas daug nematys, užsidedu irgi ant žandų, nes dienos metu įsiblizga, jo neužsidėsi, bet vaikam gali tikrai tepti. Bet arba šiaip Magnus yra linkęs į egzemą, tai jam irgi mėgstu patepti, bet visiškas mūsų atradimas tas Veledos žandukų kremas. Oh, ho, ho, ho! Now, I just wanted to say hello to my two lovely friends, Magnus and Charles. Magnus, you'd like to be a gardener, a police officer when you grow older, and you want to be an architect, isn't that right, Charles? Yes. So here we are. I'm at the beautiful
River Nore here in Castletown in County Laois, you see. And you promised me that you'll be in bed nice and early on Christmas Eve and be fast asleep. And if you look after all of that, well, I look after everything else. And then we'll all have what? We'll have a very Merry Christmas! Vištienos sultinys. Ne vaikams, ne mums, o gyvūnams. Išsileidau savo garbanuoklį. Noriu parodyti mano metų atradimą. Aš turiu siubingai sausą ir labai šalčio bijančią odą ir vakar pasivaikščiam vakare, tai aš grįžau, veidas dega, sausas visą tiesiog traukia. Vadinasi Epiderm Ointment ir sukurtas dermatologų nuo egzemos, sausos odos, taip toliau, be jokių tenais SLS ar kvapų. Ir aš nusiplaunu makiažą, užsipurškiu purškimo toniku ir tada dedu serumą ir tada užkraunu šio dalyko, bet taip riebiai, tokia kaukė ir einu miegoti, plaukus susirišu, užsidedu šaliką ar kažką, nes atsibusinu riebalotą visą, jeigu taip nepadarysi. Kitą dieną mano veido netraukia, mano oda, nepasakyčiau, kad ten labai švilga ar blizga, ar dar mano oda viską suvalgo ir iš tikrųjų nieko nelieka, bet tiesiog jokio to degimo, jokio to jautrumo, viską sutvarko. Ir dabar tai tapo mano vakarinė rutina. Balzamas, kremas, nes nepavadinčiau net kremu, turbūt balzamas labiau, nes toksai labai riebus. Tai visiškom sausio odėm, kas mėgsta tas luging daryti, kurį aš kažkada irgi darydavau, kai šis dalykas man geriau veikia. Komanduoti vieną šešėlį, tai čia yra Charlotte Tilbury Star Gold, ypač mėlynakėm, tai mano akių mėlynumą labai pabrėžė. Aš jį labai myliu, toks yra šlapės, kaip Maybellinas seniau turėjo labai panašius, tokius irgi kreminius šešėlius, kur galiu su pirštu, tai aš su šepetuku išmokau užsitepti, laikosi visą dieną. Kadangi nepasikvėpinu, tai šiandieną noriu išbandyti kvepalus, kuriuos prisivežiu iš Maroko. Tai yra toksai stiklinis buteliukas, toksai stiklinis pagaliukas, metalinis buteliukas, bet viduje stiklinis. Ir kvepia jis, aš dabar apibūdinsiu, taip prastai, kaip koksai skanus tropikinis vaisius, kuris padėtas prie gėlių. Aš siaubangai nemoku apibūdinti kvapų visiškai. Nusipirkau Maroko oro uoste, skrendant namo. Graži pakuotė pasidėti ant staliuką, bet tuo pačiu labai patiko ir pats kvapas. Labai saldus, vaisinis ir toksai truputėlį, tik tais toks gėlių kvapas jaučiasi kažkur toli. Tai dabar važiuosiu kiek laikyti. Lašelį savo to balzamo ant viršaus, kad geriau laikytųsi, kad užsipurškai kvepalų, paėmė bet kokio vazelino ar balzamo, užtepė ant viršaus, patrinė, tada turėtų geriau išsilaikyti. Tai aš nežinau, ar tai veikia, bet aš kažkaip iš įpročio tai darau. Tai šiandieną paleidžia vaikus anksčiau iš mokyklos, nes kalėdų atostogas prasideda ir mes turime labai fainų planų šį vakarą. Tai važiuosime į mamos darbovietę, kur tenais vyksta kalėdinė šventė, Grinčo tema, sakė, bus ten labai faina. Tai važiuosime galbūt tik jos prieš tai, po to tenais, ar iš karto tenais, nežinau, dar nelabai susiorganizavom, tai žiūrėsime, kokia bus ta mūsų diena, žiūrėsiu kaip vaikai, nes Magnus truputėlį nori sirguliuoti. Aš vakar galvoju, kad susirgsiu, irgi nosis išsikišus ir taip prastai jaučiausi, bet šiandien atsibudau kaip nauja, tai nežinau. Tai važiuoju pasimti vaikų. Nesenai susitvarkiau dalyką, kuris buvo sulūžęs ir be jo man buvo labai liūdna. Žiūrėkit, Alexa, mirror light on. Okay. Užsidega pats. Buvo sulūžęs ir neveikia kurį laiką, tai dabar susitvarkiau ir labai džiaugiuosi. Fui, koks oras. Mane katinas visą rytą mylėjo, darė masažus, pilvo ir murkį ir gulėjo ant manęs ir galvoju, kas tau šiandien yra. Taip pat kas yra, lietus lyjais, neturi reikalų lauke. Važiuoju susirinkti savo teletabį iš mokyklos, paskutinė diena, iš tikrųjų mane tai labai džiugina. Kokį sumuštinį padarysi? Su višta? Okay, go home, go. Lego, šunų negalima restorane. Nehigieniška, labai nehigieniška. Prašom eiti į savo lovą pagulėti. Magnus, ką įdėsi į sumuštinį? Mes sausainių nededame sumuštinius. Susitinkame kelyje, važiuoju pas mamą. Tik pravažiavom savo senus namus. Matėt mūsų senus namus? Taip. Ir ką galvojat? Mes tam buvom. Patikdavo jums seni namai? Taip, labai aš noriu dabar. Nori dabar? Jie nebeatrodo turbūt kaip mūsų namai. Kiekvieną kartą, kai pamatau tuos buvusius namus, mums labai geri prisiminimai, labai geros emocijos. Niekada nesigailėjau, kad persikrūstėm, bet aš pasilgstu tų savo senų namų.
sausainių dirbtuvėje, sausainių tešlos dirbtuvėje. Darau mėgstamiausią sausainių receptą, kurį jau rodžiau praeitais metais. Turiu labai gražių kalėdinių formelių, nekantrauju jas visas išbandyti ir darau dvigubą tešlą, nes tų sausainių bus daug. Ir patys skaniausią sausainių receptą, kuris idealiai tinka sausainių formeliam, nes jis per daug neiškyla. Paliksiu čia pavadinimą, iš kur aš šį receptą naudoju, būtent iš kur formelės turiu. Padarysiu iš anksto tešlą, nes pati smagioji dalis yra žinoma spausti formelės ir daryti sausainius. Tekstūra gaunasi nereali, kaip Play-Doh, kaip įkūtas plastilinas. Lengva formuoti ir kočioti, tikrai nereali tešla ir puikiai šaldos. Aš praeitą kartą padariau trigubai didesnę kiekį ir pusę sušaldžiau ir turėjau kitiem kartam. Šį kartą dariau dvigubai, tai netyčia jungiau ant stipriausio ir blenderis, kai pradėjo suktis, tai miltai visur, aš visa balta, mano virtuvė visa balta. Dabar noriu padaryti triufelius su Baileys likeriu ir reikia grietinėlės, juodo šokolado ir Baileys likerio, 3 ingredientai. Viską ištirpdau, palieku šaldytuve ir po to jau gali formuoti triufelius ir juos išvoliuoti tenais ar kakavoje, ar riešutukuose, ar pistacijose, kame tik nori. Man labai patinka tas Baileyo skonis. Ieškojau savo mėgstamiausią receptą, kuris yra su kreminiu sūriu ir niekur aš jo nerandu, tai darysiu tiesiog su grietinėlį šokoladu. Esu tai dariusi prieš tai, bet su kreminiu sūriu man labiau patikdavo. Jo tokie būdavo šlapesni, minkštesni, bet niekur nerandu to recepto.
vaikais padarėme Lego rėmelius. Štai va tokia va stovas. Sukonstravom patys. Mačiau yra pirkti, bet galvoju, galbūt iš jais patiems padaryti. Tai va puikiai gavosi, įdėjom praeitų metų kalėdinės nuotraukas. Ir šiandieną va Čarlis padarė va tokį va Lego pilna vandens dalykėlį. Kalėdinį. Tai va, tokie mūsų vakaro užsiėmimai po sausainių kepimo. Šiandienos sausainių kepykla uždaryta, bet nu kokie gražus gavosi, negaliu. Ypač va šitos mašinytės man patinka. Nuostabios. Tai va, namukai, angeliukai. Šiandien artėjant išsitraukiu savo sidabrinius įrankius. Aš jau turiu va tokią dėžę sukolekcionavus. Ir nu, labai jie negražus. Ir jie tokie va pajodavę nebegražus. Tai ką aš darau? Folija, soda ir verdantis vanduo ant viršaus palaikau. Ir dažniausiai viskas būna idealu ir nusivalo. O jeigu ten kažkas lieka, tai va turiu tokį va sidabro valiklį, kuris veikia idealiai ir ant papuošalų, ir ant įrankių. Tiesiog jo kvapas yra siubingas ir su soda yra daug natūralesnis būdas.